Ambasadoriaus Genadijaus Mackelio atsisveikinimas. Šių metų Liepos 22 dieną Lietuvos Respublikos konsulate Seinuose vyko šio konsulato vadovo ambasadoriaus Genadijaus Mackelio atsisveikinimas. Dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Valdemaras Sarapinas, Punsko valsčiaus, lietuviškų mokyklų, įstaigų ir organizacijų vadovai. Apie tai mūsų vaizdo reportažas. Žodžiu, tie 4 metai nepilni prabėgo man asmeniškai iš tikrųjų kaip viena diena. Va čia su kolegomis sėdėjom, užpraeitą savaitę bendravome. Sako, toks įspūdis, kad tu, sako, vakar atvažiavai, sako, o jau reikia išvažiuoti. Deja, kai darbai veja darbus, kai turime reikalų įvairiapusiškai pasinėrę į tą visą veiklą, tai toj paroj, tų valandų ir minučių nebeskaičiuojam ir viskas prabėga labai greitai. Kartais užmeti akį tik į pasą ir pasižiūri, kad jo, tas laikas sistematizuotas. Bet čia, būdamas Seinuose, iš tikrųjų ne tik atradau, bet pagilinau tuos savo ryšius su tais, kuriais jau pažinojau prieš 25 metus, su kai kuriais pažinau iš naujo. Džiaugiuosi, kad turėjome tą bendrystę, darėme bendrus darbus, yra kuo pasigirti, yra kuo pasidžiaugti. Aišku, laužas, be dūmų tai nelaužas, visko būna, pasitaiko ir mūsų darbe netikėtumų. Tačiau gyvenimas, manau, viską išlygina ir sustato į savo vietas. Bet svarbiausia, kad aš turėjau tikrai, asmeniškai kalbu nuo savo dabar pusės, savo vardu, turėjau nuostabų, puikų, darbinį laiką. Ta laikotarpį visiškai pilną kadenciją, kai buvau atsidėjęs tikrai jūsų krašto reikalams, jūsų krašto klausimams. Ir džiaugiuosi, kad pavyko, čia šalia stovi gerbima Jolanta. Džiaugiuosi, kad su jos pagalba, su Suvalkų bendruomenės pagalba, žiūriu į suvalkiečių žodžiu, pavyko projektą Suvalkose įgyvendinti. Ir tai didelis žingsnis pirmin šiame krašte, turbūt švietimo srityje. Daug nenoriu užimti laiko ir kalbėti. Iš tikrųjų, plūsta ne žodžiai, bet jausmai užplūsta ir tie žodžiai trukinėja truputėlį. Davusi šiek tiek net graudu. Nuoširdžiai pasakys, nesinori man išeitų išvažiuoti. Bet tokia mūsų dalia, rotacija keičia kadenciją ir turime naujus iššūkius. Ir jeigu jūs leisite, dar kartą nuoširdžiai visiems dėkoju už tą bendrystę, už tuos bendrus darbus, už tai, ką nuveikėme, už tai, kaip leidome laiką netgi, puikias tas šventes, kurios įsirėžė man visam gyvenimui iš tikrųjų. Būdamas Varšuvoje prieš 25 metus, aš įsivaizdavau visai kitaip šitą kraštą ir kitas buvo požiūris. Bet čia pabuvęs tuos 4 metus, aš jį iš tikrųjų atradau. Ne iš naujo, bet atradau kaip naują žemę. Tai aš keliu tą taurę už šį kraštą, už tuos puikius žmonės, už jūs visus. Už Viršaitį, už jo pavaduotoją, už mokyklos direktorius, visus žodžiu. Nuostabus žmonės esate ir tikrai puikiai vykdote savo misiją. Nors veiduose visų beveik, veiduose šypsenos, tačiau turim turbūt pripažinti visi savo, kad kiekvieno iš mūsų širdyje šiandien yra tas suliūdimo jausmas. Ir sakyčiau, tokio didelio ganėtinai suliūdimo jausmas, nes į finišo tiesėje pamažu išeina mūsų labai gerbiamo žmogaus, labai mylimo žmogaus, mūsų konsulo Genadijaus diplomatinė tarnyba čia Seinuose, tai reiškia ir Lenkijos valstybėje. Dėl ko mums visiems iš tiesų liūdna. Aišku, savo pasiguodimui, savęs nuraminimui galėtume sakyti ir gal turbūt ir turime sakyti, kad nėra ko čia vien tik liūdėti, kad reikėtų matyti gal net ir džiaugtis. Džiaugtis ne dėl to, kad baigėsi tavo tarnyba Seinuose. Reikia keisti diplomatinį įstatymą. O džiaugtis dėl tos likimo dovanos mums visiems duotos.
Ačiū likimu už tą nuostabią mums duotą galimybę dirbti su šiuo iškiliu žmogumi, ypatingu žmogumi, be galo patyrusiu, išmintingu, darbščiu vadovu, diplomatu iš didžiosios raidės, tikrai, Genadijau. Jeigu dar pridėsim tavo iš tiesų tą rūpestingumą ir nuoširdumą kaip draugo, tai tikrai mes daug ko netenkam tavo asmenį. Ir iš tiesų, be abejo, šiandien norim tau labai nuoširdžiai padėkoti. Padėkoti už dorą ir sąžiningą tarnybą Tėvynės Lietuvos labui. Ačiū tau, brangus draugė, už tavo nuoširdžias pastangas stiprinti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, strateginę partnerystę visose srityse, bet čia išskirčiau ypatingai būtent tavasias pastangas, čia pridėčiau ir tavo neringą, už jų abiejų milžiniškas pastangas stiprinti tą švietėjišką sritį lietuviškoje Lenkijos žemėje. Ačiū Jums, brangieji, už tą tikrai be galo nuoširdų rūpinimąsi mūsų švietimo įstaigų, čia esančių besidarbuojančių, jų gerovę, jų klestėjimų ir ačiū apskritai už tos lietuvybės puoselėjimą čia, Seinuose, Punske, Suvalkuose ir kitose lietuviškose žemėse. Tai mums iš tiesų labai truks tavo šilumos, pridėsiu iš vienos pusės tavo, pasakysiu, mackelišką, bet čia pačia geriausia prasme, orumą ir solidumą. Ir kartu, Genadijau, tavo, kai reikėdavo ir kai reikia vis dar reiškia tavo tą tokį, tavo uždegančią nuotaiką pakilę, tavo humoro jausmą, tavo fainus, subtilius bajeriukus, tai vat šito irgi mums, patikėk, labai truks. Va. Tai naujas etapas prasideda gyvenimo, linkime tau ir neringai ir visų pirma tau tai stiprybės ištvermės pasitinkant naujus darbinius iššūkius, apie kuriuos truputėlį jau užsiminėjai, stiprybės jūsų šeimynai pasitinkant naujus gyvenimiškuosius iššūkius, nors Lietuva visą laiką buvo šalia, yra šalia, bet vis tiek pokyčiai, kaip sakant, daro savo ir padarys savo. Na ir tikrai linkime jums pačių geriausių metų, saugių, sveikų metų, kupinų šiltų akimirkų ir prasmingų darbų Tėvynės Lietuvos labui. Ačiū tau labai. Ačiū, ekscelencija. Oficiali mūsų Lietuvos Respublikos ambasados padėka Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovui Genadijui Mackeliui už dorą ir sąžiningą tarnybą, lietuviškojo švietimo puoselėjimą bei svarų indėlį į Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės stiprinimą. Pasirašo Valdemaras Sarapinas, Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje. Ačiū, ambasadoriau. Formali, bet labai nuoširdį padėka.